Pirmoji Lietuvoje elektros lemputė įžiebiama Oginskių rūmuose Rietave 1892 m. balandžio 17 d. per Velykas. Iškilmės nustelbė žmonių nuostabą nematytų daiktų. Vieni bando pypkes prisidegti, kiti užpūsti elektrinę žvakę. Tačiau energetikams tai atskaitos taškas, nuo kurio skaičiuojama šiuolaikinės energetikos Lietuvoje pradžia. Būtent balandžio 17-ąją energetikai mini savo profesinę šventę – Energetikų dieną. Po Pirmojo pasaulinio karo 1918 metais atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, energetikos sektorius, kaip ir visas ūkis, atgaunamas nuniokotas. Lietuvai pradedant kurtis kaip nepriklausomai valstybei, energetikoje vyrauja pavieniai privatus verslininkai, siekiantys pelno. Privačios dažnai net ne lietuviško, o užsienietiško kapitalo elektrinės gamina labai brangią, ne visiems lietuviams įkandamą elektrą. Už apšviestą butą gyventojams kas mėnesį tenka pakloti vidutiniškai apie 60 litų. Tuo metu tai labai daug. Jaunos šalies vadovai ir patys supranta, kad elektra svarbi ir neatsiejama ne tik pramonės, bet ir gyventojų buities dalis, todėl ji turi būti prieinama. Dar pirmaisiais atkurtos valstybės metais aukščiausi šalies vadovai jau kalba apie energetiką. 1918 metais, lapkričio 14 dieną Vilniuje, Lietuvos valstybės tarybos posėdyje pirmasis šalies ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras išdėstė svarbiausius uždavinius, tarp kurių numatė ir Lietuvos elektrifikavimą. Vanduo duos elektros jėgą, kurios užteks fabrikams, geležinkeliams ir švietimui. Koks iš tų ypatybių vaizdas išeina? Lietuva pavirsta į didelius laukus ir sodnus, gražias pievas, tarp kurių išmėtyti gražūs, paskendę šalumoj ūkininkų namai. Vietomis užeini didesnį fabriką, bet jo nerodo iš tolo aukšti kaminai su dūmų debesiais. Jis elektra varomas, taigi galima pažinti tik arčiau priėjus, kada išgirsti linksmą darbo ūžimą. Aplink jų auga eilė miestų ir miestelių. Skirtumas tarp miestų nedidelis, visi švarūs, visi malonūs, visi gyventi patogus. Visur elektra, visur kanalizacija. 1936 metai. Susisiekimo ministerija su Jokūbu Stanišausku priešakyje nusprendžia įsteigti energijos komitetą. Jo uždavinys sistematiškai išanalizuoti Lietuvos energijos rinką ir aktyviai siūlyti, kokia linkme toliau planuoti ir kaip tvarkyti šį sektorių, kad Lietuva gautų didžiausią naudą. Naujojo komiteto svarbą gerai iliustruoja faktas, kad statutą ir formavimo principus savo parašu patvirtina ministras pirmininkas Juozas Tubelis. 1936 m. balandžio 9 d. į pirmąjį posėdį susirinkęs Lietuvos energijos komitetas pirmininku paskiria Jurgį Čiurlį. Atsakingai rinktas ne tik pirmininkas, bet ir visas komitetas, kurį sudarė 41 narys. Visi to meto intelektualai ir savo sričių žinovai. 16 energijos komiteto narių atstovavo 6 ministerijoms, taip pat Lietuvos bankui, prekybos pramonės ir amatų rūmams, universitetui, inžinierių visuomeninėms organizacijoms. 25 nariai buvo kitų įvairių šakų specialistai. Į komitetą susibūrę aukščiausio lygio specialistai netrunka įsijungti ir į tarptautinę veiklą. Jau tais pačiais įsikūrimo metais, 1936-aisiais, Lietuva tampa pasaulio energetikų konferencijos nare. Vašingtone vykusiame susitikime dalyvavo 54 šalys. 12 naujų narių kartu ir Lietuvai priėmimą suorganizuoja ir sveikinimo žodį taria pats Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Franklinas Rooseveltas. Nuo seniai jau minimas circulus vitiosus. Elektra brangi todėl, kad maža jos vartotojų, o maža elektros vartotojų todėl, kad elektra brangi. Protingos politikos uždavinys laužyti šitą circulus vitiosus. Ta turi padaryti valstybė, reguliuodama tarifus ir darydama įtaką į energetinio ūkio vystymąsi.
Energijos komiteto nariai ypač po diskusijų Vašingtono konferencijoje suprato, kad šalies energetiką privalo tvarkyti valstybė. Pirmas žingsnis to link buvo valstybinio kapitalo akcinės bendrovės kūrimas. 1937 m. lapkričio 12 d. sušaukiamas akcinės bendrovės Elektra steigiamasis susirinkimas. Jo metu susisiekimo viceministras Juozas Jankevičius visus pasveikina šiais žodžiais. Šiandien pradedamas naujas baras viename atsilikusių Lietuvos dirvonų. Pradedame planingus Lietuvos elektrifikavimo darbus. Tamstos, įsirašydami elektros bendrovės akcininkais, stojate į naujo didžiojo darbo pionierių rėmėjų eiles. Jūsų vardai skaisčiomis raidėmis bus įrašyti į Lietuvos kultūrinės ir ūkiškos pažangos metraštį. Atidarymo žodį pranešėjas baigė elektros bendrovės šūkiu „Daugiau energijos ir šviesos Lietuvai". Įsteigta akcinė bendrovė Elektra nuo pirmos dienos ėmėsi ryžtingai įgyvendinti energijos komiteto paruoštą Lietuvos elektrifikavimo programą. Įsigijo Radviliškio ir Rėkyvos durpynus, projektavo Minijos hidroelektrinę. Tačiau svarbiausias darbas tapo durpėmis varomos Rėkyvos elektrinės statyba. Tai turėjo būti Lietuvos elektrifikacijos pradžia. Tačiau to padaryti nespėta. Prasidėjo Antrasis pasaulinis karas ir Lietuvos okupacija. Nutrūko ir energijos komiteto veikla. Iki karo jam spėjo pirmininkauti 3 vadovai – Jurgis Čiurlys nuo 36 iki 37, Juozas Jankevičius nuo 37 iki 40 ir Jokūbas Stanišauskas nuo 1940 iki okupacijos. Lietuvai atgavus nepriklausomybę netruko atsikurti ir tarpukariu įsikūręs Lietuvos energijos komitetas. Tiesa, nuo 1991 jis vadinamas Lietuvos energetikų sąjunga. 1992 metais atkuriama ir Lietuvos narystė Pasaulio energetikos taryboje. Tuometis Lietuvos energetikos ministras Leonas Ašmontas išvyksta į Madridą, kur Lietuva aplodismentais pasitinkama ir vėl priimama į Pasaulio energetikos tarybą. Kalba pirmasis atkurto komiteto pirmininkas Leonas Ašmontas. Kada pristatė, kalbėjom, kairė pusė sėdėjo Rusija, dešinė Latvija sėdėjo, kodėl jie Rusiją pasodino kairė, nežinau, paskui visą laiką, sakau, būdavo Liuksemburgas, Latvija. Ir mes, taip kad atėjo balsavimo laikas, tai paprašė visus išeiti salės, tai yra ne visus, o mūsų sputų. Nu, mes, aišku, iš salės išėjom, už durų ten vaikštinėjom, po to jau mus pakvietė. Nu, mes einam, čia aplodismentai, čia baisus dalykas, aišku. Nu, ir pirmas pasveikinau, kaip atsimenu, Pietų Afrikos Respublikos atstovas, nes jam buvo iš dešinės einantis pats pirmas tenai sėdėjo. Tai, nu kągi, ten palinkėjimai, toliau visada sėkmės, taip toliau ir taip toliau. Taip, kad visi šitie formalumai baigėsi, vyko įvairūs tokie pokalbiai, nes mes visgi buvome egzotika. Mes buvome egzotika visiems. Ir daug kas ko teiravosi ir norėjau sužinoti, ir norėjau, kaip mes elgsimės, kaip mes darysim, ką darysim. Bet tai tenai ministrų tai buvo tikrai labai mažai, nes atstovauti paprastai kompanijų vadovai. Lietuvos energetikos komiteto pirmininkai Leonas Ašmontas nuo 1992 iki 1995 ir nuo 2001 iki 2005. Saulius Kutas nuo 1995 iki 1999. Anzelmas Bačiauskas nuo 1999 iki 2001. Rimantas Juozaitis nuo 2005. 2005 metais sąjunga pervadinta Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetu. Rimantas Juozaitis, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto pirmininkas.
Nepriklausomos Lietuvos periode stengiasi komitetas visą laiką perteikti tas naujasias žinias, kas vyksta pasaulyje, perduoti mūsų politikam, vyriausybės nariams, tiem energetikam, kurie priiminėjo sprendimus. Ir šiandien iš tikrųjų ta situacija Lietuvoje yra pakankamai gera. Jeigu pasižiūrėsim atsinaujinančių energijos šaltinių srityje, ypatingai šilumos ūkį, pereita nuo dujų ir ateinantį sezoną virš 70% šilumos bus gaminama iš vietinio kuro. Išvystyta pramonė, vietinė pramonė, kuri gamina tam tikras naujasis technologijas, kas įgalina naudoti vietinį kurą. Elektroenergetikos srityje taip pat diegiamos, naujos technologijos, statoma vėjo parkai, saulės elementai. Taip pat padarytos didžiulės investicijos ir sujungta su Skandinavijos rinka ir su Lenkijos rinka, jungtis tarp Lietuvos ir Švedijos ir tarp Lietuvos ir Lenkijos, kas įgalina Lietuvai dvigubai daugiau eksportuoti ir importuoti energijos, negu kad jinai pati naudoja. Praktiškai tai čia yra pasaulio unikumas, yra kelios valstybės, kurios tą gali padaryti. Ir kartu buvo iškovota nepriklausomybė naftos srityje, tai jau senai Būtingės terminalas sėkmingai dirba kelis dešimtmečius ir paskutiniais metais buvo pastatytas dujų terminalas, kas įgalina diversifikuoti dujų tiekimą, kas įgalina mažinti kainą vartotojams. Iš tikrųjų pasiekimai yra dideli. Nežiūrint kai kurių klaidelių buvo padaryta per tą nepriklausomybės laikotarpį, bet darbas davė savo vaisius ir mes tikimės, kad ar ateityje Lietuva, naudodama tas žinias, kurias teikia pasaulis, pirmaujančios valstybės, naudodamasis naujosiom technologijom, eis į priekį ir pasieks to, ko trokšta mūsų visuomenė. Šiais laikais mes pripažįstami kaip pakankamai gera valstybė suprantanti, kaip vystyti energetiką. Ir, kaip minėjau, šilumos ūkį tą perversmą, kurį mes padarėm, mes galim diegti kitom šalim. O patys tam tikrus pavyzdžius iš kitų šalių, kurios pažengia su technologijom toliau. Tai ir vėjo jėgainių srityje, ir kitų atsinaujinančių energijos šaltinių srityje, geoterminės energijos įsisavinime ir panašiai. Tai bendradarbiavimas mums būnant mažai šaliai, jis būtinas, kadangi ta informacija, jinai keičiasi kiekvienais metais. Ir visas pasaulis vystosi labai greitai. Ir jeigu nesieksi informacijos ir nesikeisi tą informaciją, iš karto atsiliksi. Pasinaudodamas progą norėčiau pasveikinti visus energetikus, politikus, visą Lietuvos visuomenę su energetikos jubiliejum, su Pasaulio energetikų tarybos Lietuvos komiteto 80-mečio šventė. Ir palinkėti visiems daug sveikatos ir sėkmės, o mes energetikai stengsimės, kad energija būtų tiekiama stabiliai, patikimai, mažais kaštais, draugiškai aplinkai.